bet kadangi oro temperatūra bus tai neigiama, tai teigiama, numatoma pačių įvairiausių reiškinių puokštė, tad reikės kartais būti ir atsargiems. Pirmadienį dar daugiausia pasnigs, o antradienio naktį didesnėje šalies dalyje dieną vietomis kris mišrūs krituliai, daugiausia nedideli. Kai kur bus slidu dėl susiformavusios lijundros ir plikledžio, vietomis tvyros rūkas. Temperatūra naktį kris iki 1–6 laipsnių šalčio, dieną bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos. Trečiadienis išliks debesuotas, žymesnių kritulių jau nebus, vietomis bolos rūkas. Trumpam sugrįž didesnis šaltis, naktį šals iki 8–13, vietomis iki 17, diena bus 1–6 laipsniai šalčio. Ketvirtadienis numatomas sausas, o pūs šiek tiek stipresnis pietinių krypčių vėjas. Naktį šaltis jau bus švelnesnis, 3–8, vietomis iki 13 laipsnių šalčio. Dieną vietomis atsiras pragiedrulių, šils iki 0–4 laipsnių šilumos. Penktadienį dangus ir vėl apniuks labiau, daugelyje rajonų lankysis krituliai, vyraus nedidelis lietus. Kai kur formuosis lijundra, tad bus slidu. Naktį šals iki 0–5 laipsnių šalčio, dieną šils iki 2–7 laipsnių šilumos. Savaitgalį stiprės aukšto slėgio sritis, bus sausiau. Dienomis temperatūra ir toliau išliks teigiama. Artimiausią naktį debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia pietvakarių Lietuvoje pasnigs, vietomis rūkas, kai kur lijundra plikledis, šals iki 2–7, kai kur 8–10 laipsnių.